Šiandien investuosiu į fiksuotą pajamingumo virš 10% mokančią obligaciją ir neskaitant tokių palūkanų, smagiausia dalis, kad gautas pelnas palūkanomis iki 500 eurų ribos yra neapmokestinamas valstybės, tai nemokėsiu mokesčių. Nebent investuosiu virš 5000, tuomet uždirbsiu daugiau nei 500 ir nuo 500 viršiančios dalies mokėsiu valstybei 15%. Tai šiame video detalėje apie tai, kaip nupirkti obligaciją, kaip parduoti obligaciją, kaip gaunamos obligacijų palūkanos, kaip galima uždirbti iš obligacijų papildomai, kada geras laikas investuoti į obligacijas ir kaip pasirinkti tinkamą obligacijos rizikingumą investuojant. Su šiuo QR kodu galite detaliai matyti ir sekti mano dviženklius dividendus mokančius investicijų portfelius ir už šį pasidalinimą te prašau, kad spusteltumėte like mygtuką prisidedant prie šio kanalo augimo. Taip, ačiū Jums. Turim Vadenta Resource obligaciją, kurią išleido Vadenta Resource Finance, renkant pinigus veiklai. Pati kompanija yra 2,37 milijardų vertės kasybos bendrovė, kurios būstinė yra Londone. Tai didžiausia kasybos ir spalvotų metalų bendrovė Indijoje, taip pat jinai vykdo veiklą Australijoje ir Zambijoje. Tai visai įdomu, kad Britų bendrovė užsiliko Indijoje, Afrikoje ir Australijoje. Ne? Pagrindiniai kompanijos produktai yra cinkas, švinas, sidabras, nafta, dujos, geležies rūda, plienas, aliuminis ir elektra. Ir būtent ši obligacija moka 10,875% metinių palūkanų. Šiaip tai ne palūkanos, o kuponas, tai jeigu matysite žodį kuponas, žinokite, kad paprasta kalba tai yra palūkanos. Ši obligacija išmoka palūkanas kas pusę metų ir obligacijos terminas yra iki 29 metų rugsėjo 17 dienos. Tai dabar nuperku obligaciją, kurios nominali vertė yra $1000, kas pusmetį gaunu palūkanas ir jeigu neparduosiu obligacijos anksčiau 2029 metų rugsėjį, kompanija išpirks mano turimas obligacijas atgal už nominalią vertę po $1000. Obligacijos pirkimas atrodo taip pat kaip ir akcijos pirkimas, tai perku. Tai prisijungiu prie savo Freedom23 paskyros, per web naršyklę obligacijas pirkti yra patogiau, bent jau man, bet galima tai daryti ir per programėlę. Ir galiu šią obligaciją rasti arba Freedom24 obligacijų terminale, arba prekybos skiltyje paieškos lange suvedu būtent šios obligacijos unikalų numerį. Tai kiekviena akcija, TFS ir obligacija turi savo ISIN kodą. Tai šios obligacijos kodas yra USG9T27HAG93. Tai pasirenku ją. Ir žiūrime ir matome, kad obligacija, pavyzdžiui, parduodama už 102,44% nominalios vertės. Tai $1022.44. Kiek vėliau paaiškinsiu, kodėl moku šiek tiek brangiau negu yra jos nominali vertė, už kurią išpirks ją iš manęs termino gale, jeigu jam parduosiu jos anksčiau. Dabar nurodau, už kokią kainą išreikštą procentais nuo nominalios vertės noriu pirkti, sakykime, už 102,44%, nurodau, kad noriu pirkti 2 obligacijas ir man parodo, kad aš sumokėsiu $2086.86. Ir ties čia gali kilti šioks toks pasimetimas perkant obligacijas pirmą kartą, nes 102,44% būtų $2048.80, o ne $2086. Bet viskas su tuo yra tvarkoje, kiek vėliau paaiškinsiu kodėl. Spaudžiu pateikti pirkimo nurodymą, patvirtinu. Ir viskas teliko sulaukti, kada obligacija bus man nupirkta ir džiaugtis, kai rugsėjo ir kovo mėnesiais į sąskaitą bus pervestos palūkanos. Pardavimas yra toksai pat paprastas, tai spaudžiam ant žalio mygtuko pirkti, jisai pasikeičia į raudoną mygtuką parduoti, nurodome procentinė išraiška, kiek norėtume gauti už vieną obligaciją nuo jos nominalios vertės. Ten, pavyzdžiui, 103 arba 105% nurodome, kiek obligacijų norime parduoti, ar vieną ar dvi, jeigu turime daugiau, tai nurodom, kiek norim parduoti. Ir taip pat kaip su pirkimu, pateikiam pirkimo nurodymą ir jį patvirtiname. Video pradžioje minėjau, kad nemokėsiu nuo šių gaunamų palūkanų mokesčių. Taip yra, nes priešingai nei su akcijų mokamais dividendais, šios obligacijų palūkanos teisiškai yra laikomos kaip investicinis pelnas, kurio suma iki 500 eurų per metus yra neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčių, o akcijų dividendai yra apmokestinami, kaip sakoma, nuo 1 cento. Realiai nuo 1 cento tai būtų sunku mokesčius paskaičiuoti, bet visi dividendai yra apmokestinami gyventojų pajamų mokesčių, tai priešingai nei su obligacijų palūkanomis. Šis obligacijų pirkimas per Freedom23 brokerį kainuoja fiksuotą 5 eurų mokestį plus 0,15 arba 0,5% nuo investuojamos pinigų sumos priklausomai nuo pasirinkto mokesčių plano tarifo. Tai kiek brangiau kainuoja nupirkti obligaciją negu akcija ar ETF, bet
pigiau ir paprasčiau nei per kokį banką. Jeigu dar neturite Freedom 24 brokerio paskyros, brokeris yra licenzijuotas, atskiria jūsų investicijas nuo savo turto, investuotojų interesus gina valstybinės instancijos, investicijos yra paveldimos ir pinigai brokerio paskyroje yra drausti investuotojų kompensavimo fondo iki 20 000 eurų. Ir šiuo metu galioja akcija, su kuria nauji investuotojai gali gauti iki 20 akcijų dovanų. Kiekvienos dovanojamos akcijos vertė gali siekti $800. Tik nenustebkite, kad registruojantis reikės patvirtinti savo tapatybę ir atsakyti kelis klausimus pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos sumetimais, bet su šiuo video gidu užsiregistruosite ir pasitvirtinsite tapatybę per 5-8 minutės. Registracijos nuorodas, specialios akcijos kodus, gauti iki 20 akcijų dovanų ir sąlygas rasite video aprašyme. Dabar, kodėl už 2 obligacijas sumokėjau $86 brangiau negu yra jų nominali vertė, ir tai yra dėl 2 priežasčių. $48.80 dėl priežasties numeris 1 ir $38.06 dėl priežasties numeris 2. Priežastis numeris 1. Tai obligacijos turi 2 vertės. Nominalią vertę, tai po kiek jos bus supirktos atgal termino pabaigoje, ir rinkos vertę. Po kiek jos yra parduodamos, kiek jos šiuo metu yra vertinamos rinkoje. Ir ši obligacija dabar yra vertingesnė rinkoje nei tuomet, kai jinai buvo išleista. Kodėl taip yra? Tai Vadenta Resources kreditingumo reitingas nuo obligacijos išleidimo datos 2024 m. rugsėjo 17 dienos iki dabar pagerėjo. Pakilo, kas reiškia, kompanija tapo finansiškai patikimesnė. Apie reitingus papasakosiu kiek vėliau. Ir kaina padidėjo dėl bendrosios palūkanų normos. Imkime teorinį pavyzdį ir sakykime, skolinimo norma, tarpbankinė skolinimo norma dabar yra 5%. Tai kompanija, kuriai reikia pinigų, pritraukti investuotojams už išleidžiamas obligacijas, siūlo X procentų didesnės palūkanas. Tai pavyzdžiui 5, kaip tarpbankinė skolinimo norma, plus X ir tas palūkanas moka iki obligacijos išpirkimo termino. Kai bendroji palūkanų norma būna sumažinama, pavyzdžiui, nuo 5% iki 4%, naujai išleidžiamos obligacijos mokės mažiau už senasias. Pavyzdžiui, dabar tarpbankinė skolinimo norma yra 4, tai 4 plus X procentų. Nes kam įmoniai mokėti daugiau negu jinai gali mokėti? Tai kai rinkai yra išleidžiamos naujos obligacijos su mažesniu pajamingumu, senos obligacijos su didesniu pajamingumu tampa labiau paklausios. O kas dabar vyksta su palūkanų normomis? Jos yra mažinamos, kas reiškia naujai leidžiamos obligacijos bus mažesnio pajamingumo, tai mokės mažiau palūkanų. Dėl to permokėjau $48.80. Ir vat tam atveju, jeigu dar nesuvedėte galų, kai yra mažinamos palūkanos, tai kas va jau vyksta, pirkti obligacijas yra labai geras laikas, nes rinka labiau vertins senesnės didesnio pajamingumo obligacijas. Dabar iš kur atsirado $38.06? Tai ši obligacija išmoka palūkanas kas 6 mėnesius. Praeitas mokėjimas buvo rugsėjo mėnesį, kitas mokėjimas bus kovo mėnesį. Aš šią obligaciją nupirkau lapkričio gale ir vat už 4 mėnesių gausiu palūkanas ne už 4 mėnesius, bet už 6 mėnesius. Tai šie $38.06 atiteks tam, kas išlaikė tas obligacijas 2 mėnesius, kas turėjo jas prieš mane, ir jie negaus už tuos 2 mėnesius palūkanų, nes ateinančios palūkanos bus išmokėtos man. Tai realiai aš nepermokėjau šių $38.06, nes jie man sugrįž, kai gausiu ateinančias palūkanas. Tai gausiu kaip už 6 mėnesius, nors obligacija pas mane yra tik 4 mėnesius. Tai va dėl šios priežasties ir bendrai dėl pajamingumo aukštesnio nei indėliai, mano nuomonė, obligacijos gali būti vienas geriausių pasirinkimų laikyti savo santaupoms. Gali bet kada nupirkti jas, parduoti, gali net pats nurodyti, kokią kainą nori jas parduoti, ir jeigu vat parduosi obligaciją nesulaukus palūkanų išmokėjimo, vis tiek už tą terminą, kurį praturėjo obligacija, gausi procentus. Ir pabaigai labai svarbi tema, tai garantijos, kad obligacijos išleidėjas išpirks atgal obligacijas ir mokės laikų palūkanas. Yra 3 pagrindinės agentūros, tai S&P, Fitch Ratings ir Moody's, kurios visiems investuotojams pasaulyje yra kaip kelrodė žvaigždė, nes jos reitinguoja valstybės ir kompanijas pagal finansinį patikimumą. AAA reitingas yra pats geriausias, D reitingas yra pats blogiausias, bet gali būti dar blogiau už D reitingą, tai kompanija iš vis gali neturėti reitingo. Tai tokios kompanijos obligacijų asmeniškai aš nepirkčiau, bet mačiau vietinio reikšmingumo kompanijų be reitingo siūlančių obligacijų su 11% pajamingumu. Būna ir tokių. Nuo AAA iki BBB- reitingus turinčios kompanijos ir jų obligacijos yra laikomos investicinio lygmens
lygmens. Pavyzdžiui, Ford Motor moka 7,45% palūkanų, turi BBB- reitingą. Mano šiandien pirktos kompanijos obligacijoms trūksta plius minus pusę balų iki investicinio lygmens, bet tai yra priežastis, dėl ko jos moka dviženklės palūkanas. Man tokia rizika yra primtina, jeigu jums ne, tai tame pačiame Freedom 24 obligacijų terminale rasite daugybę kitų tame tarpe ir to paties Fordo obligacijų, kurių reitingai yra aukštesni. Tai jeigu ieškote, kur su mažesniu rizikingumu laikyti, pavyzdžiui, savo santaupas, tai obligacijos gali būti vienas iš pasirinkimų. Susikurkite Freedom 24 paskyrą ir gaukite iki 20 akcijų dovanų. Registracijos nuorodų ir akcijos sąlygas rasite aprašyme. Su šiuo video gidu užsiregistruosite per 8 minutės. Klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingų investavimo, taupimo ir pasimatom kitame video.